Taigi mityba tai yra dalykas, kuris iškart keičia žmogaus nuotaiką, ne? Iškart keičia nuotaiką, savijautą keičia ir mąstymą taip pat, ne? Iš karto daro pokytį. Taip pat, sveikatą, kas be ko, bet ir sąmoningumą, ne? Keičia, daro įtaką mityba. Ir dar daug ką. Ir tuo pačiu keičia tai, ką palietėm ankstesnėse temose, tai yra pateikia naujus ginklus kovoje su depresija, su nerimo sutrikimais, kitom psichologiniam problemam, taip pat kovoje su noru svaigintis ar bandymu įveikti žalingus įpročius. Padeda ugdyti gerasias savybės tiesiogiai, ne? Tiesiog toks paprastas dalykas. Ir tuo pačiu galingas charakterio savybės gali padėti ugdyti, o silpnybės mažinti arba priešingai. Vienos mitybos idėjos ir pasirinkimai kaip tik augina silpnybės, o geras galingas charakterio savybės silpnina ir atvirkščiai. Kiti sprendimai gali stiprinti charakterio savybės gerasias, o silpnybės, mažinti. 40 mūsų susitikimas pavadinimu mitybos įtaka sąmonėje. Tai reiškia mąstymui, psichikai, asmenybei, asmenybės veiklai, kūrybai, kultūrai, gyvenimui bendrai.